Sveiki, šiame filmuke parodysime, kaip patiems surinkti ką tik įsigytą dviratį ir tinkamai paruošti jį pirmajam pasivažinėjimui. Tam reikės naujo dviračio ir raktų komplekto. Visų pirma, išimkite dviratį ir visas detalės iš dėžės. Patikrinkite, ar yra visos detalės. Montuoti pradėsime nuo balnelio įstatymo. Atleiskite užveržimo žiedą ir įstatykite balnelį. Kol kas stipriai jo užveržti neverta, tik tiek, kad laikytųsi. Balnelio aukštį nureguliuosite surinkę visą dviratį. Norint pritaisyti vairą, reikia pilnai nuimti vairo iškišos dangtelį. Tuomet statome vairą ir užtvirtiname varžtus. Atkreipkite dėmesį, kad vairas būtų įstatytas centre ir kad varžtai būtų lygiai priveržti. Tai yra, šis tarpelis apačioje ir viršuje turi būti vienodas. Įstatome priekinį ratą. Ratas su greitaveržle statomas taip, kad greitaveržlė būtų kairėje pusėje. Norint tinkamai užveržti greitaveržlę, reikia jos rankenėlę pastatyti lygiagrečiai rato ašiai ir dešinėje pusėje pirštai sukti veržlę, kol sukti pasidaro sunku, tada užlenkti. Tvirtinant pedalus būtina atkreipti dėmesį į sriegį. Kairysis pedalas būna pažymėtas raide L left, o dešinysis raide R right. Siekiant išvengti sriegio sugadinimo, rekomenduojama pedalus įsukti pirštais laikant pedalo ašį ir tik tuomet naudoti įrankius. Lengva prisiminti, jei prilaikome pedalo ašelę ir švaistiklius sukame atgal, pedalai užveržiami, o jeigu sukame minimo kryptimi, atveržiami. Patikrinkite, ar pavaros persijungia sklandžiai ir be triukšmo. Jeigu ne, galite pažiūrėti mūsų filmuką, kaip teisingai susireguliuoti pavaras. Nepamirškite patikrinti slėgio padangose. Rekomenduojamos slėgio parametrus galite rasti ant pačios padangos. Nuspaudę priekinius stabdžius ir lengvai stumtelėję dviratį pirmyn ir atgal, patikrinsime, ar nekliba vairo kolonėlė. Jeigu jaučiamas klibėjimas, reikia ją priveržti. Tik būkite atsargus, kad neperveržtumėte, nes tada vairas sunkiai suksis. Užveržti reikia tik tiek, kad dingtų klibėjimas, bet pakėlus ir pavertus dviratį truputį į šoną, vairas turi lengvai pasisukti nuo savo svorio. Prieš bėgdami į lauką džiaugtis savo dviračiu, dar kartą patikrinkite kiekvieną varžtą. Jeigu viskas tvarkoje, linkime smagių įspūdžių skriejant savo naujuoju dviračiu.